Sausio 22 dieną Eišiškėse prie Sausio sukilėlių paminklo paminėtos 163-osios 1863–64 metų sukilimo metinės. Pagerbtas už laisvę kovojusių ir žuvusių atminimas. Šis renginys ne tik istorinis minėjimas, bet ir gyvas liudijimas apie atmintį, kuri jungia kartas. Ši vieta pasirinktina neatsitiktinai. Miesto centre stovintis obeliskas, pastatytas 2014 metais Šalčininkų rajono savivaldybės iniciatyva, primena istorinį momentą, kai Eišiškių vikaras kunigas Juzefas Horbačevskis čia perskaitė laikinosios vyriausybės manifestą. Minėjimas subūrė savivaldos atstovus, visuomeninių organizacijų narius, švietimo įstaigų bendruomenės bei Eišiškių ir apylinkių gyventojus. Visi jie susitiko bendram tikslui – pagerbti tuos, kurie kovojo už laisvę. Renginio metu buvo priminta Sausio sukilimo istorinė reikšmė. Tai buvo bendras lietuvių, lenkų, baltarusių ir kitų tautų sukilimas prieš Rusijos imperijos priespaudą. Šis judėjimas už laisvę buvo numalšintas, tačiau jis tapo ilgaamžių laisvės, orumo ir tautų apsisprendimo simboliu. Minėjimo dalyviai tylos minute pagerbė Sausio sukilėlius bei Eišiškių gyventojus 1863 metų represijų aukas. Vėliau padėti vainikai, uždegtos žvakės. Antroji renginio dalis persikėlė į Eišiškių laisvalaikio ir verslo centrą, kur vyko edukacinis susitikimas, teminė paroda ir istorinių filmų peržiūra. Čia dar kartą buvo pabrėžta, kad laisvė viena svarbiausių vertybių, be kurios neįmanoma nei valstybės plėtra, nei orus žmogaus gyvenimas.